Tai reikia pasipurkštėjui vaikščiai po krūmus. Nežinau kuo. Bent 100. Labai geras, veiksmingas, kaime išbandžiau, tikrai veikia. Dabar žinosiu. Daugybė vabzdžių ir ne tik minta mūsų krauju. Uodai, musės, muselės, mašalai, sparvos, net erkės minta žmonių krauju. Baisu, reikia gintis. O tai šitas atbaido? O tai kaip žinoma, aš kaimėti. Po miškus laukus braidau, žinau, ką kalbu. Kraujasiurbius prie aukos privilioja judantis šiltas kūnas, kad netaptume vabzdžių ir erkių. Skanėstų reiktų nejudėti ir nekvėpuoti. Laimiai yra kitas, daug patikimesnis ir patogesnis būdas. Kad gamta mums būtų miela ir pasitiktų draugiškai, reikia naudoti repelentus. Pasipurkškite bent 100 ir ramu. Ilgai veikia? Patikima apsauga net 8 valandas. Repelentas Benz apsaugo ne tik nuo erkių ir uodų, apsaugo ir nuo kitų geliančių vabzdžių, sparvų, blusų, mašalų, musių. Parašyta veiklioji medžiaga DEET. Kas tai yra? DEET tai medžiaga, sukurta apsaugoti Jungtinių valstijų kariams ekstremaliomis laukinės gamtos sąlygomis. Iki šiol DEET yra bene veiksmingiausias repelentas. Benz 100 didžiausios 95% DEET koncentracijos repelentas. Maksimali apsauga, ilgalaikis poveikis tinka ekstremaliomis sąlygomis keliaujant po kraštus, kuriuose gausų geliančių vabzdžių ar erkių. Patariu, nusipirkit Benz 100, neatiduokit savo kraujo. Tai paėmė šitą purškaliuką ir purški kur nori. Taip negalima. DEET yra patikrintas toksikologiniais ir dermatologiniais tyrimais. Nustatyta, kad pagal instrukciją vartojamas Benz 100 nedaro jokios žalos nei žmogui, nei aplinkai. Tačiau gali pakenkti drabužiams ar gaminiams iš sintetikos, plastiko, natūralios ar dirbtinės odos. Jei būgštaujate, kad repelentas gali sugadinti audinį, išbandykite ant skiautelės ar iš virkščiosios pusės.